Nu taip, čia Lisebergo parkas, žiūrėkit. Viskas sukasi, visur. Žiūrėkit. Čia va nuo tokio. Nuo visų pavažiuota, nuo visų išbandyta. Koks čia raizgalynas. Čia lygiai taip pat, visur, kaip pas mus buvo, tie amerikietiški kalneliai. Tikrai labai gera koncepcija, įdomi, čia visokių pramogų yra ir apskritai yra iš ko pasimokyti, kadangi kaip esu vadovas, tai matau ir vadybinius dalykus, ir sprendimus matau, stebiu, mokaus ir semiuosi patirties. Vis dėlto Elektrėnų miestas neišbus be traukos centro. Reikia būtinai mums traukos centrą. Mes prisimenam, va, ir čia sukasi, ir vaikų pasaulį. O matot, ką tik praskriejo. Va, dar vienas. Tuoj praskries čia. Čia, va, laimėjo tokie šokoladai, gali visko ir labai daug. Tai guminukai, šokoladai, va, tobulatą laimėjo. Mano dukra didžiulį maišą Estrelos laimėjo. Čipsų prikrauta. Nu, tokia vaikam koncepcija, visur smagu, visur viskas juda, viskas krūta. Žmonių, matot, labai daug. Ir mes tikrai turėjom vaikų pasaulį, kadangi aš tai asmeniškai žinau šitų žmonių, kurie valdo mus 30 metų verslo sugebėjimus, vadovavimo sugebėjimus. Jie aišku neišvystė, jie viską, pažiūrėkit, viską, ką buvo, net tą tiltą vargšą, tas nuskendo. Vietoj jo kokią nesąmonę padarė, pardavė, ten sklipus stato, kažkokie savartynai, praradom ir vaikų pasaulį, ir ta čiuožykla dabar tokia, nei šiokia, nei tokia, ir visi kiti dalykai. Tikrai, ir jacht klubas, ir restoranas buvo, nu nieko neišvystėm, nieko neišsaugant. O kiti miestai juda. Kiti miestai juda ir mes tikrai esam daug geresniai situacijai, negu, pavyzdžiui, Göteborgas. Čia gyvena apie 600 000 žmonių, o mes esam 50 km nuo Vilniaus Kauno. Tikrai buvo galima išvystyti įvairias kryptis. Nes, va, kaip ir mane šiandien vežė į oro uostą, čia mūsų kelionė tokia bus įdomesnė. Bus Švedija, Roma ir vėliau jau Maliorka, toks poilsis, čia Švedija ir Roma toks aktyvesnis. Ir va, važiavom, kalbėjom, kad, nu taip, jeigu būtų traukos centras ir, žiūrėkit, apgyvendinimas, ir aptarnavimas, ir pavežti kažką reikia iš miesto į miestą, iš oro uosto į oro. Nu ir atsiranda daugybė veiklos, atsiranda daugybė nišų, maitinimas ir visa kita, aksesuarai ir apskritai judesys, kažkas tai nekilnojama turta, tada daugiau žmonių atvyksta, jiems kažko reikia ir užsisuka. Miestas gyvas, miestas turi kažkokį turėti traukos centrą, nu, be to nebūna. Štai, dar šiandien liko tas bokštas. Matot, į tą bokštą užkyla su žmonėm toks ratas ir paleidžiamas yra žemyn. O, ten juda, kruta. Štai, gražu visur, viskas matos to, jeigu sulauksiu, aš parodysiu tą ratą. Kad Elektrėnų savivaldybės gyventojai ir valdininkai, kurie nepasimaukite, su tų liberalų jau 30 metų mes su jais, nu nepasimaukit ant to pačio. Nieko mūsų gero su jais nelaukia. Mes viską praradom, paplūdimius. Patys matot, kas daras. Nesiskaitimas ten. Aš jau nekalbu apie tos buitinius ir paprastus dalykus, apie kuriuos aš apskritai nenorėčiau net kalbėti. Jie savaime turėtų būti išspręsti, visokie takeliai, keliai, kad vanduo pas žmonės nebėgtų į rūsį ir taip toliau. Tai ką, visiems gražios vasaros, kuri, tikėsimės, jau prasidėjo, aišku, ne per karštos labai, nes kai karšta, kaip sakant, irgi savų minusų yra, tokios tinkamos, geros vasaros visiems. Ir iki susimatymo.